Aš esu Aleksandravičius iš Radviliškio. Aš šiaip floristą dirbu, bet ne apie tai temą šiandien norėčiau paskedenti. Aišku, jeigu paimtume, aš su fūra mėgstu palakstyti, tai aišku, ką mėgstu. Jeigu aš kurva pamatau kokias mergas kain kaip pisu per balas, tai jas blėd iki ausų aptaškau. Pavažiuoju ten toliau atsisėdęs viens pats, ką jokiuos. O jeigu nedaug dievė, dar koks pizduks mane aplenkė su savo mašinikė, tai kaip pisu gazą su fūra aplenkiu tik priekabą nahui, užkišu, blėt, ant kelio kaip nebūta jo ten. Tačiau manęs kažkas paklausė, ar tu išgėręs važinėjai? Tai ne, blėt, aš nuo ryto 2 bombariai alaus pas mane kaip priplakto turbūt fūrai. Aš visada į 50 gramą važinėjau. O ką man tie policininkai gali padaryti, kur su savo tom pirskikėm mašinikėm per pisių nuo šalį važiuojant nulieks, kur su savo fūra kaip praleika, tai blėt vėjai švilpte švilp. Nu, bet ne apie tai tema šiandien pas mane yra. Papasakosiu, kas yra. Nu į va, 4 dienas čia užgazavau, aš blėt degtinikės. Grįžtu namo prie Tirlinės, atsisėdau virtuvėje valgyt burblienę, nu išliurbiu tą burblienę. Nu, pas mane virtuvė, kai yra, tai koridorius tiesi, lyg durų matyt laukinių. Nu, žiūriu prie durų laukinių, 2 velniukai stovi. Bliot, aš da jūs ten pabandžiau pagaidyti, pagazdinau Bibiją, nusigando, net nebijo manęs. Jie vietoj to, ką pabėgtų, blėdė, man pispliką subinės atkiš. Kur? Toks glastis, ką paėmė, kad pas mane namuose dar kažkas man pliką rūrą rodės. Kur aš tik paėmė atsistoju irgi pis nahui subinę pliką jiem, blėd, rodė. O pas mane subinikė tai ne šiaip savo, aš sveriu 174. Tai kurva, kai išrečiau per visą koridorių, blėt, nu ir stovo, blėt, su plika subinė. O kaip tik tuo momentu žmona, blėt, grįžo, duris prasidaro žmona su drakonu. Blėt, aš savo uošvienę drakonu vadinu, suprantu. Pizė pas drakoną, akis didelės, kas čia yra, blėt. Žmona irgi eiktų savo, apsimauk, kelnes, sako. Sakau, nichuja. Kol tie velniukai neapsimaus, tol aš irgi neapsimausiu. Žiūriu, blėt, viens velniuks įsiganda, kažkur dinga. Antras, blėt, už drakono pasislėpė. Kurva, ašai, blėt, įvytis, nahu, jis bėg, da per pisau drakoną ant šoną, nuivėjos, blėt, įsi kambarį, aš paskui, įsi kitą kambarį, aš vėl paskui, blėt, lakstum plikom subinėm abudu. Jam tai lengviau, o man, blėt, su tokia masė nėra lengva. Nu į kurva vėjos. Blėt, galvoju, nu pagausiu, tai kurva subinę ant galvos užmausiu. Nu į pisti Soleną nubėga. Aš paskui, blėt, stovi, kurva galvoju, pričiupau. Bibi, jisai pist per balkoną. Aš kurva pisdriuk paskui, kaip? Pisaus, kurva, į Kvietkų darželį iš 4 aukštą. Kurva, susipisau 3 šonkaulius, susilaužiau. Sprandą susipisau, snukį persipisau. Kurva, guliu ligoniniai, prasičiokiu, dar per miglą matau, velniuks ant lašelinės kaps, sako. Nu ką dabar, blėt, kada lenktynių eisim? Sako, čia tau nesu fūrikė lakstyti. Kurva, iš kitą šoną girdžiu, kai drakons mano žmonai pisprot. Sako, aš tau seniai sakiau, su juo reik skirtis. Blios galvoju, papuoliau į situaciją. Bet nieko, išsivarčiau, blėt. Išsigydžiau, išėjau, rožių nupirkau, nunešiau drakonui, ko nebuvau daręs 30 metų, blėt. Paskutinį kartą, kai su žmona norėjau ženytis, tik tada, blėt, rožės nešiau jai. Su žmona irgi susitaikiau. Sako, žmona, blėt, daugiau nebegerk, buvo tau velniai vaidenas. Bet nichuja aš negalvoju, kai jie man vaidenas.
Jie iš tikrųjų yra, blėt, čia man ant zlostė specialiai groja. Kurva, ką aš ir norėjau pasakyti. Jeigu mane dabar velniukai klausotės, turit internetą ir girdit, čia aš noriu pasakyti, neduok Dieve, jūs man pasivaidensite kely. Tai kurva, aš nepažiūrėsiu, ten šviesoforus raudoną, žalią rodys. Kurva, aš jumis perpisiu su savo furikė taip, kad jūs, blėt, šonkaulių nesurinkste, aš jums pažadu, blėt.